Deja, turiu patvirtinti, kad gavom visą oficialią informaciją. Iš tiesų, mūsų pilietis jaunas, 15 metų berniukas, vaikinas, iš tikrųjų buvo nužudytas vakar per pietų pertrauką vienoje iš mokyklų pietų Švedijoje. Nelaimingas, tragiškas įvykis. Iš karto jau dar vakar ir šiandien bandėm susisiekti ir su artimaisiais. Pavyko, mūsų ambasadorius susisiekė, pareiškė užuojautą, pasiūlė paramą ar pagalbą kokią, jeigu reikės, bet aš, kiek suprantu, tas mažas miestelis yra labai tokia glaudi, susitelkus bendruomenė ir iš tikrųjų ten visi padės ir pagelbės. Jeigu reikės, mes tikrai suteiksim pagalbą ir mūsų turim ir Kristianštate, kur netoli yra miestas, mes turim ir garbės konsulą. Tai tiesiog tiek ir galiu pasakyti, kad yra nelaimingas, tragiškas įvykis, labai užjaučiam šeimą, didelė nelaimė. O įvykio aplinkybės gali žinoti, dėl ko įvyko? Ten buvo konfliktas ir, dėl ko su badoma peiliu, tai yra konfliktas, natūralu. Ir turbūt aš nenoriu dabar čia plėtotis, nes vyksta tyrimas ir, aišku, švedų policija visą tai išaiškins, praneš, informuos.